Labas rytas, bažnyčia. Tebūna pašlovintas mūsų viešpats, kuris yra mūsų tarpe čia ir dabar savo šventąja dvasia. Amen. Amen. Šiandien noriu kalbėti apie Dievo meilę pasauliui. Koks geras dalykas. Krikščionis, kurie lozungais šaukia atsiskirti nuo pasaulio, išeiti iš pasaulio, nesusitinu, pasaulis blogas dalykas, pasaulis netinkamas dalykas, pasaulis. A Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Štai apie ką šiandien noriu kalbėti. Dievas atidavė savo viengimį sūnų. Nes taip pamilo pasaulį. Jono Evangelija. Atsiverčiam. Jono 3, 16, 17. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Įsidėkit skirtuką, iškart Efeziečiams verčiam. Iškart Efeziečiams 2. Ir jūs buvote mirę, nuo pradžių skaitau, ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančią ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kurie mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Dievas taip pamilo pasaulį, Jono Evangelijoje rašo, jis taip pamilo pasaulį. Efeziečiams apaštalas Paulius sako, gyvenote tarp jų, paklusote kunigaikščiui viešpataujančiam ore, laikėtės šio pasaulio papročių. Apie ką Jono Evangelijoje kalba raštas mums? Atidavė savo sūnų. Už ką atidavė? Už pasaulį. Kas yra pasaulis be žmonių? Kas yra pasaulis be žmonių? Ar galima vadinti pasaulį, jeigu jo žemėje nebūtų žmonių? Ne. Šitoj konkrečioj vietoj, kur Dievas pamilo pasaulį, jis kalba apie žmogų. Jis kalba apie žmogų. Dievas taip myli žmogų, jis taip pamilo žmonės, jeigu šitoj vietoj rašysim, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kuris jį tiki nepražūtų. Tai jeigu Dievas taip myli žmogų, kaip mes tada turime mylėti? Čia dar kitoje vietoje rašo, jūs buvote atskirti nuo Dievo. Jūs buvote atskirti, jūs gyvenote kaip nedorybės vaikai. Mes visi buvome tarp jų. Tarp ko? Kurie nepažinom Kristaus. Mes buvom tarp tų, kurie priešinomės Dievui. Bet iš begalinės Dievo meilės Dievas pašaukė ir išskyrė. Bet yra dalis žmonių dar, kurios Dievas taip myli, bet dar jie neišskirti, dar jie nepriimti, dar jie vardu nepašaukti. Bet ar tau ir man, krikščioniui, duoda kas teisę nemylėti pasaulio? Įdėsiu šitą žodį specialiai, sąmoningai. Ir tuoj paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Jokių būdų Dievas myli pasaulį, jis myli žmones. Ką reiškia meilė? Kaip tu gali mylėti, pasakyk? Kaip tu gali mylėti Dievą, jeigu tu jo nepažįsti?
nepažįsti. Pasakyk, krikščionį, sau. Kaip tu gali mylėti Dievą, kaip tu gali suprasti jo kelius, jeigu tu jo nepažįsti. Tu gali žinoti apie jį ir tai yra geras dalykas. Nuo to viskas prasideda. Tu turi žinoti, kas jis yra. Bet mylėti tu negali, jeigu tu jo nepažįsti. Tu žmogaus nemylėsi, jeigu tu jo nepažinsi. Jeigu tu žmogaus nesupranti, tu negali jam padėti. Jeigu tu žmogumi nesidomi, apie kokią meilę krikščionis eina kalba? Ką tai reiškia? Apie ką aš kalbu? Yra žmonių, kurie yra arti tavęs. Ir tu turi sąlygas juos geriau pažinti. Tu turi sąlygas domėtis juo. Ir yra žmonių, kurie yra toliau. Bet tu turi suprasti, aš ir tu, mes turim suprasti žmogaus prigimtį. Brangieji, nesvarbu, laikmečiai keičiasi, viskas keičiasi, žmogaus prigimtis nesikeičia. Tik tai dar kas labiau į nuodėmę grimzdama. Bet prigimtis žmogaus mylėti ir būti mylimam, būti reikalingam, jinai nesikeičia. Ir jeigu žmogus, kurį Dievas taip myli, jis nepažįsta Kristaus, jis gal net nesidomi, bet Dievas atidavė savo sūnų už tą, kuris nesidomi visiškai jo sūnumi. Bet atidavė savo sūnų, myli jį. Kaip myli? Leidžia saulei nušvisti virš jo. Leidžia, kad jo rankos uždirbtų duoną jo vaikams. Jis leidžia. Tai kaip daug labiau mes krikščionys turim demonstruoti tam žmogui meilę. Ką tai reiškia vėl? Supranti, kad tau ne tas pats. Juk meilė tai neina kalba, kad tu jį glostai. Meilė neina kalba, kad tu pritari jo nesąmonėm. Meilė nėra ta, kad tu sakai, kada jis nuodėmę daro, kad gerai. Bet meilė nėra ir tai, kada tu sėdi teisėjo pozicijoje ir aiškini jam, koks jis yra nuodėmingas, koks jis yra pražuvęs ir kaip jo laukia pragaras. Tai ne meilė. Ką aš noriu šiandien tuo pasakyti? Bažnyčia, krikščionis, išblaivėkim. Išsitrinkim galvas, kaip jaunimas pasakytų. Nuo ko? Nuo religinių frazių, nuo religinio raugo. Tu nešvarus, aš su tavim neisiu, tu netinkamas, tu į pragarą eisi, o tai aš be Kristaus. Ką aš noriu šaukti šiandien krikščionius? Mylėkime pasaulį. Nesusitapatinkim su pasauliu, aš tuoj apie tai kalbėsiu, kad mes skirtumėm dalykus, bet mylėti pasaulį. Tuo, ko šiandien gali, jeigu tu susitikai su žmogum tik gatvėj ir jūsų tik tai, va tiek ir buvo sekundžių reikalas, tai gal gali demonstruoti šypseną jam. Tai gal gali demonstruoti meilumą jam, gailestingumą. Gal gali, krikščionį. Jeigu tai yra dar arčiau žmogus, tu gali dar daugiau. Pažiūrėkim. Šiandien
Mes esam kur? Pasaulyje. Tu gyveni čia, Šilutėje. Daugelis iš mūsų visi turim šeimas. Kažkaip ne vieno mūsų tarpe Dievas neatskyrė, kad į vienuolynus, kad atskirti. Čia ne apie tai kalbu. Jėzus gyveno kur? Nes jeigu Jėzus būtų gyvenęs vienuolyne, aš jo nieko nenoriu kalbėti apie tai, kad tai yra netinkama, bet aš kalbu dabar, jeigu Jėzus būtų gyvenęs vienuolyne, kas būtų Evangeliją išgirdę? Labai siauras ratas žmonių. Jeigu jis būtų ėjęs tik tai pas šventuosius, ką būtų darę tie nusidėliai, paleistuviai, kurie negalėjo prisiartinti, raupsuotieji iš vis negalėjo prisiartinti prie žmonių, nes jie atskirtas luomas. Aš nekalbu bažnyčia, kad tau dabar reikia lakstyti po landynės. Aš tau bažnyčia nekalbu, kad tau reikia eiti ten tas, kur velnias viešpatauja irštvas. Supraskit mane teisingai, tau nereikia ieškoti bėdų. Bet jeigu taip yra ir atsitinka, brangieji, gyvenime mūsų niekas nevyksta savaime, krikščionis, tavo gyvenime niekas nevyksta savaime. Sutinki su žmogum, susitikai, vadinasi tai Dievo duota. Ką demonstruoji? Ką rodai? Ką demonstruoji? Ką rodai? Kas tave pamokins, ar dabar pastoriui per valandą laiko tave išmokins, kaip visose situacijose elgtis? Atsiprašau, brangieji, neduota. Bet dvasia Dievo tau duota. Tu turi pažinti tą, kuris teikia išmintį. Tu turi pažinti tą, kuris teikia išmintį, įžvalgą ir supratimą per ką? Per savo šventąją dvasią, kurią tu, krikščionį, turi. Ar kreipi tą dėmesį? Čia jau kitas dalykas. Tu turi žinojimą. Dievas duoda žinojimą, kaip, kada, ką, kokiu konkrečiu atveju daryti. Ką pasakyti. Bet jokių būdų nieko neteisk, nieko nekaltink ir visiems atleisk. Nieko neteisk, nieko nekaltink ir visiems atleisk. Ir jeigu šitos 3 nuostatos tave ves per gyvenimą, tu laimėsi gyvenimą. Dievas pamilo pasaulį, jis myli žmogų ir jis mylės. Teismas yra vienam ir vienas yra teisėjas. Mes gyvenam, brangieji, žemėje. Mes gyvenam tam tikroje vietoje. Mes gyvenam paprastą, normalų žmogaus gyvenimą. Ir mūsų supa taip pat žmonės, kurie gyvena normalų, paprastą žmonių gyvenimą, kurie dirba savo rankomis, kurie uždirba duonos, kurie sprendžia rūpesčius, kurie moka mokesčius, kurie pavargsta, kurie nusivilia, kurie turi problemų santuokose ir su vaikais ir patys su savim turi problemų. Mes gyvenam tarp tokių žmonių. Ką tu kaip krikščionis gali, kuom tu gali padėti, demonstruodamas Dievo meilę, gerumą ir gailestingumą. Jokių būdų teismo, jokių būdų pasmerkimo. Tau tas neduota, man neduota, mums neduota. Noriu labai stipriai šiandien akcentuoti, kad Dievas myli pasaulį. Grįšim į Efeziečiams. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Grįžtų vėl į Efeziečiams.
Dabar 12 eilutė. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomeniai, tolimi pažado sandoroms. Ar užmiršai krikščionį, kuris šiandien vadiniesi tuo gražiuoju vardu, kad mes buvom ir kai kurie šiandien dar yra be Kristaus. Mes buvome. Bet ar tai, kad aš ir tu buvome ir šiandien nebesame, duoda teisę demonstruoti? Ką duoda? Kaip čia? Įpareigoja, aš sakyčiau, įpareigoja tave krikščionį demonstruoti Dievo meilę ir gerumą. Tie, kurie šiandien dar yra be Kristaus. Kuom? Darbais, gerumu, geru žodžiu, pakantumu, kantrybė. Toliau skaitom. Bet dabar Kristuje Jėzui jūs, kadaise buvusiai toli, esate tapę artimi dėl Jėzaus kraujo. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai, nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinių akmenį patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Brangieji, jeigu mes, būdami šitoj šviesoj, nenešam šviesos, tai tuščias, bergždžias mūsų tikėjimas. Brangieji, niekas arba nieko taip labai žmogus netrokšta, kaip meilės, gerumo ir priimtinumo. Nesvarbu, kur jis bebūtų šiandien, koks jis nusmurgelis mūsų akyse, kaip jis bemaskuotų, kad neišlystų savo agresyvumu, piktumu, kad tik tai, bet širdies gilumoje visi, nes visi yra sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Visi sukurti yra žmonės Dievo. Ir visose yra įdėta tas Dievo troškimas, ilgesys, meilės ilgesys, priimtinumo ilgesys. Jokūbo 4:4. Tai žiūrime. Jokūbo 4:4. Ir štai kita eilutė. Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Klaustukas. Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Apie ką čia dabar kalba? Tik prieš minutę kalbėjau, mylėkim pasaulį. Staiga skaitom Jokūbą. Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Tai ką man dabar daryti, nebendrauti su žmonėmis? Ką man dabar daryti? Apie ką čia kalba Jokūbas? Ne su vienu aš šventas, nes parašyta. Apie ką Jokūbas čia kalba? Jeigu prieš tai arba visa Evangelija, visas Jėzaus skelbimas buvo tik apie meilę. Ar galim tada sakyti, samprotaukim, galvokim, ar galim tada sakyti, kad Jokūbas šitoj vietoj kalba dabar
staiga atmeskit žmonės, nekalbėkit su žmonėmis, nedirbkit su netikinčiaisiais, nebūkit su tikinčiaisiais, negerkit puodelio arbatos. Ar galim? Jokių būdų. Nes tada visa Evangelija, visas Naujas testamentas yra nubraukiamas. Apie ką čia kalba Jokūbas? Nesusitapatinkite su pasaulio papročiais. Atsiskirkite kaip? Elgesiu, pasirinkimais, savo mąstymu. Laiške Efeziečiams vėl ką sako? Atnaujinkite savo protą, atnaujinkite mąstymą, nebesirinkite taip, kaip renkasi žmonės, įdedu vietoje pasaulis, kurie nepažįsta Dievo. Štai apie ką kalba Jokūbas čia. Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Apie ką čia eina kalba? Esam ne kartą kalbėję. Truputį Dievo, truputį pasaulio. Truputį Dievo, nes aš ir ten noriu, nes man fain, kas ten vyksta, fain, bet noriu ir Dievo. Ir vieną dieną matom, kad niekai, tu turi rinktis, tu nebūsi ir pasaulio bičiulis, ir Dievo vaikas, tu nebūsi, tu negali, tu nebūsi, tu turi rinktis. Ir čia perspėja, kas nori būti pasaulio bičiulis, kas nori gyventi taip, kaip žmonės nepažįstantis Dievo, tampa Dievo priešininku. Jeigu tu toliau vagi pažinęs Dievą, jeigu tu toliau pažinęs Dievą veidmainiauji, suki ir visokius nešvarius darbelius darai toliau, tu tampi Dievo priešininku. Štai apie ką kalba Jokūbas. Štai apie ką kalba čia šitoje vietoje Jokūbas. Mes neišeiname iš pasaulio, mes pasiliekame pasaulyje. Bet kokie mes pasiliekame? Štai koks Dievo stebuklas yra. Tokį patį kaip tas. Du buvo vienodi, bet staiga vieną pašaukė, vieną kaip mokina, ką reiškia atsiskyrimas, atskirtas dėl Dievo. Tai ką reiškia, kad aš imu visą, kas ateina iš Dievo, kaip laikausi, keičiuosi savo mąstymu, poelgiais. Dievas demonstruoja, du buvo vienodi, du nusidėliai, du lodoriai, du niekam tikę. Pašaukė ir Dievas demonstruoja, žiūrėk, ką aš galiu. Pasaulį, žmonės, žiūrėkite, ką aš galiu padaryti su žmogumi, jeigu jis eina su manim. Štai koks Dievo užmanymas yra per tave, per tavo pakeitimą, atnaujinimą ir pasikeitimą, demonstruoti savo meilę, gerumą ir gailestingumą. Aš nieko daugiau neakcentuoju, nes to pykčio, to pragaro pasaulyje užtenka. Ir jeigu dar krikščionis, kuris pažįsta Dievą, atneša jam prakeitimą, kuom? Kaltindamas, teisdamas, pragaru gąsdindamas, kur tam žmogui pasakyk besidėti? Pasakyk, kur jam lysti, jis gyvena jau pragare. Jeigu dažną kartą mes tada būnam kančioje, sakom, Dieve, greičiau sugrįžk, nes nebepakeliama. Tai tam netikinčiajam, ar jūs pagalvojat, tam netikinčiajam, kuriam tamsuma, jokių prošvaiščių, nieks nešviečia ten tunelio gale.
Ir iš širdies gilumoje jis žino, kad jo laukia pragaras. Žino, tik vieni išdrįsta prisipažinti, o kiti neišdrįsta. Nu, negaliu uždrausti, bet šiaip jei galėčiau, uždrausčiau. Nustokit gąsdinti pragaro vaikus. Nes yra paprasta pagrumuoti. O vat atnešti širdį, olia, nes visi jaučia, per sekundę tave suskaičiuoja. Ar atėjai iš meilės, ar atėjai paaiškinti, kaip aš čia turiu gyventi. Visi iškart suskaičiuoja, koks jis būtų lodorius. Todėl, kad Dievas įdėjęs. Ir čia reikia persikeisti. Kam? Krikščionim, jis gal niekada nepasikeis. Gal jis paskutinę akimirką sakys, kelma, pažinojau tą kaimyną. Nu, vat jis kiek Dieve, tikrai Dieve tu esi. Dieve, tai jeigu tu esi, atleisk man ir priimk mane. Ir sakys, dabar tu su manim būsi dangui. Labai rūpinamės. Labai jau rūpinamės, kad jis į pragarą nenueitų. Ne tuo reikia rūpintis. Rūpinkimės, kaip demonstruoti Dievo meilę ir gerumą. Rūpinkimės tuom, kuom aš galiu tau patarnauti, ką aš galiu, kokį galbūt gerą žodį. Tai nereiškia, kad mes lakstom po gatves ir ieškom. Bet, brangieji, kiek žmonių praeina dienos eigoje pro tavo akis. A tu gerų akių žvilgsnio negali paldėti, šypsenos jam negali. Negali krepšį pakelti, negali vaiką pakelti, negali, oi, kaip gerai, kaip, nu, ar negali, oi, ir nieko nekainuoja. O dar kiek kainuoja? Nes rūpinamės, kaip išgelbėti pasaulį. Rūpinamės ir taip rūpinamės, kad daugiau niekas nebėra svarbu. Rūpinas. Nu gal gana, nebesirūpinkim, paveskim savo rūpesčius Dievui. Amen. Paveskim savo rūpesčius Dievui. Ir aš žinau, kad nepaprasta. Aš žinau, kad čia neįvyks, kad jūs kitą sekmadienį ateis pastorių, kaip jūs nesupratau, dangus atsivėrė. Tai yra kelionė. Tai yra kelionė. Tai yra tai, kad šiandien aš šaukiu, kalbu savo ir mums visiems, kad judinti tuos sąstingius mumise, kurie nori įsitvirtinti. Labai yra paprasta ateiti žmogui, susakyti tekstus ir išeiti. Nuostabu. Susakiau ir išėjau. Pademonstruoti, su jo padelė arbatus ir išklausyti jo, kaip jis ten susirūpinęs dabar, žinai, kažkokiais vėjais. Ir tu sėdi ir klausai. A jam rūpestis? O tu sėdi ir klausai jo rūpestį. O, bažnyčia, o taip ridom. Ačiū Viešpatie, kad tu blaivini ir iš pagrindų. Kad blaivini. Štai koks tikintis žmogus, kurio visi laukia. Kelmais kitoks, ne visada malonu su juo, bet jis kažką turi tokio, kur negaliu. Va taip pasakyti apie tave ir mane. Jis toks kitoks ir ne visada būna man patogu, nes kartais taip pasako, bet kažkas traukia mane prie jo, kažką jis matytų. O, koksai garsas, štai kur šlovė Dievui. Štai kur šlovė Dievui, o ne dėl to, kad tu ateini ir visi pro duris. Arba, supranta, mane pagauna esmę, ką aš noriu pasakyti. Mylėkim žmonės, mylėkim pasaulį, kaip demonstruodami jiems, kad Dievas juos myli, kad jie yra priimtini, kad jie yra laukiami. Yra ne vienas pamokslininkas ir Vigelsvorto, man atrodo, yra pasisakymai, kada sako, apie pragarą pamokslaudavo, 2-3 atsiversdavo, kai pradėjo apie malonę ir apie meilę, mažutėlių naujatikių nebeįmanoma buvo talpinti. Kas nori? Man kažkada vienas artimas žmogus pasakė, kai aš įtikėjusi jauna karšta apie pragarą paaiškinau. Sako, žinai, Inga, aš gyvenu pragarė. Ką tu čia man aiškiai? Sako, aš gyvenu pragarė, galvoju, va. Ir man užteko, daugiau apie pragarą ne vienam žmogui nebekalbėjau. Labai puikiai supratau, kad jis gyvena pragarė.
galbūt išoriai netrodo, bet kokias įsikančiose, suprantat, kada neranda atsakymų, kada jo siela šaukėsi, o jis nežino ko, jis blaškos, nusižeminti negali, pasigailėti negali, atleisti negali. Ar jūs įsivaizduojat, kada jisai negali atleisti žmogus, jį drasko, jį velniai drasko. Ir dar aš ateinu su pragaru. Nu ką tu žmogau? Aš nekalbu bažnyčią, gal